Trečiajame tarptautinėme vanojimo čempionate dalyvavo 14 vanojimo meistrų iš Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Rusijos, Suomijos ir Baltarusijos. Savo meistriškumą pirtyje demonstravo ne kartą prizinės vietas Lietuvoje ir užsienyje organizuotuose vanojimo čempionatuose užėmę mūsų šalies ir užsienyje gyvenantys pirtininkai. Pasak šio renginio organizatoriaus ir teisėjų tarybos pirmininko Rimo Kavaliausko, visi čempionato dalyviai parodė tikrai aukštą meistriškumą. Jo žodžiais, šiemečiame čempionate didžiausias dėmesys buvo skirtas kliento poreikiams. Aš jau seniai galvoju, kad vertas pasaulis išgirsti, kad pirtyje su vantomis galima žmogų ne tik tai prilupti, išmušti, bet parodyti, kad tai yra darbo su kūno technika, kurios tradicijos gilios ir kaip galima tai padaryti. Vienas iš būdų yra organizuoti varžytuves. Vanojimo čempionatas jo dalyviams puiki galimybė pademonstruoti savo vanojimo techniką, be to čia galima pasisemti ir naujų žinių. Iš tikrųjų jis naudingas buvo tuo, kad ką galėjau aš pateikti savo patirties, tą aš pamačiau iš kitų valstybių atstovų. Tikrai daug ką jie parodė, daug ką galėjau išmokti iš jų. Ir ateičiai aš tikiuosi, kad jų procedūros parodytos man padės savo procedūras tobulinti. Pirmąją vietą šiame čempionate iškovojęs pirtininkas iš Ukrainos Vitalijus Marčenko noriai dalyjosi patirtais įspūdžiais ir prisipažino, kad stebėdamas konkurentų pasirodymus atrado kitų pirtininkų darbe reikalingų subtilybių, ypatingų judesių, vantos pritaikymo ir garo valdymo technikos naujovių. Tarptautinio vanojimo čempionato nugalėtojas negailėjo pagyrų lietuviams ir pabrėžė, jog jų meistriškumas labai aukšto lygio. Visų čia dalyvaujančių pirtininkų meistriškumas labai aukštas, nes organizatoriai kelia didelius reikalavimus visiems čempionato dalyviams. Čia labai įdomu. Aš ir pats pasiruošęs su visais pasidalinti savo žiniomis, bet to tikiuosi pasisemti patirties iš kitų pirtininkų. 2 dienas trukusiame vanojimo čempionate pirmosios vietos nugalėtojui nusileido rusas Piotras Sokolonas, o trečias liko baltarusis Genadijus Morozas. Lietuviui Sauliui Davidavičiui atiteko 4. vieta. Techniškiausių pirtininkų buvo pripažintas Rusijos čempionas Piotras Sokolonas, pirties džentelmenų Saulius Davidavičius, o estetiškiausios procedūros meistru išrinktas ukrainietis Jevgenijus Kuc.